Treneri laukia dar vienos rungtynės, dabar kiek čia 6 rungtynės buvo nepralaimėtos, patirtas pralaimėjimas, kaip nuotaikos komandai po jo pirmiausia jau praėjus keletą dienų po tų rungtynių. Taip, po pralaimėjimo visuomet nuotaikos nekokios, bet mūsų darbas trenerių ir sportininkų kuo greičiau tuos pralaimėjimus pamiršti ir ruoštis kitoms rungtynėms, ką ir pradėjom šiandien. Kokios, nežinau, kokie planai, pirmos laukia rungtynės su Banga dabar artimiausios, jos kaip ir paskutinės namų rungtynės, tai jaučiasi irgi gal tas kažkokia, nežinau, nostalgija kažkas tokio. Tai be abejo, ta, kaip sakai, nostalgija, tokia žaisdavom geraisiais Sūduvos laikais, tas paskutinės rungtynės, kartais jos ir nieko nelemdavau, bet norėdavom savo žiūrovui padovanoti pergalės, tai neišimtis ir sekmadienį laukia. Paskutinės rungtynės norim, kaip sakant, uždaryti šito sezono namų rungtynę su pergalė. Tai visą laiką tas siekis yra ir tikėkimės, kad pavyks tai padaryti. Su Banga 3 rungtynės, 0-0, po to ten 0-1, čia 1-0 su VAR pagalba. Kaip gal išlikę tos atminty tos rungtynės ir ar galime tikėtis kažko panašaus, ar kažkaip galbūt kitoks gali būti braižas šį kartą? Manyčiau, kažkas bus panašaus, nes kaip ir rezultatai rodo, kad Banga pakankamai stabili šiemet su savo rezultatais, stabili komanda. Tai laukia labai sunki dvikova, ypač žinant mūsų aikštę, kad yra pakankamai minkšta. Tas futbolas rudeninis, kaip aš sakau, daugiau per charakterį, daugiau per kovą viskas vyksta. O šita komanda Banga tikrai to charakterio ir kovos turi savyje daug. Tai reikės atstovėti, atlaikyti ir būti stipresniems ir naglesniems. Banga jau kaip ir vadinama didžiausių turbūt netikėtumų sezono, ir taurę laimėjo, ir 4 vieta. Ko pasižymė, gal kokios žaidimo savybės? Na tai kaip ir sakau, jaučiasi, kad kolektyvas susiklijavęs. Dauguma komandos yra lietuviai, turi užsieniečių, turi brazilus, porą berods brazilų turi, tai tas toks lydinys matosi, kad yra chemija komandos, yra rūbinė sveika reiškiasi ir ko pasiekoja ir tie, manyčiau, kad Bangai labai geri rezultatai šiemet. Tai ta komanda man imponuoja, jų žaidimas, jų charakteris verta, kaip sakant, iš varžovo pasimokyti ir pasimtas gerasias savybės, ką jie turi, tai tą kovingumą, discipliną, kantrybę, ginantis ir laikantis to žaidybinio plano. Tai šita komanda tikrai nusipelnusi pagyrimų. Apie mūsų komandą kalbant, Aivaras Semsis grįžo, Dariušas grįžo, jau treniruotėse jau kaip ir daug žmonių pakankamai tapo, jau kas Igoris, turbūt Maksimovičius belikęs vienintelis. Kaip tas jų sugrįžimas į aikštę sekasi, kaip bendrai tas jau smagiau, aišku, treneriam, kai daugiau žaidėjų. Tai taip, tai Aivarą tai kaip naują žaidėją rūbinėje pristatėm, kaip grįžo, nes labai ilgas laiko tarpas, kada mes jo neturėjom. Be abejo, trūksta žaidybinės praktikos, kas jaučiasi ir per treniruotės, ir varžybose truputį davėm minučių su Šiauliais, tai trūksta. Igoris toksai ant linijos, čia geriau, čia blogiau, toksai, dar sunkiai tikėtina. Bet dar turim kelias dienas, matysim, ar jis spės atsigauti. Dariušas, viskas tvarkoja, sveikas. Kokios gal užduotys bendrais bruožais, nesigilinti į detalės, laukia Sūduvai per šitas rungtynės su Banga? Tai kaip ir minėjau, tai dabar žiūrim į pačias svarbiausias rungtynės sekmadienį, jos namuose. Be abejo, kad norim pergalės, mums žūtbūtinai reikalinga. Tai kaip ir minėjau, aš tai nematau kito kelio, tik tai per kovą, tik tai per charakterį, sukastus dantis ir eiti į priekį, kovoti ir tikėtis teigiamo rezultato.